Tauragės verslui duoda Spiečius? Geras klausimas iš tikrųjų, ką Spiečius duoda, tai turbūt skirtingais per tuos 6 metus skirtingą vertę ir naudą davė tas Spiečius, bet šiandien dienai drąsiai galiu sakyti, tai duoda bendrystę ir erdvę, kurioje susitinka tik verslą pradedantis ir jau ne vienerius metus jį vystantis, apsikeisti savo idėjom, apsikeisti savo talentais, ar ne, apsikeisti savo iššūkiais ir kartu sukurti, efektyvesnį, tvaresnį verslą ateityje. Tai sakyčiau, kad pagrindinė vertė turbūt yra tai. Ar turim kažkokių labai ryškių sėkmės pavyzdžių, kas išaugo iš Spiečiaus į tokią jau, gal dar per anksti sakyti solidesnę, bet į tokią tikrai veiklę ir žinomą organizaciją? Jo, tai kas ar ne ta sėkmė yra, jeigu mes kalbam apie vienaragius ir didžiaragius, ar ne, tai dėja dar Tauragė tokių neturi, bet aš tikiu, kad viskas ateityje. Bet drąsiai galiu sakyti tuos verslus, ar ne, ar tos verslo atstovus, kuriuos matot spaudoje, socialinėje erdvėje, būtent kalbu apie Tauragę, tai jie vienaip ar kitaip yra susiję su Spiečiumi, tai tikrai tą galim drąsiai teikti ir didžiuotis. Tikrai jau visur matytas, girdėtas ir Andrius su Distify, ar ne, iš manęs skaitmeninė vizitinė kortelė yra čia, ir Eglė su Antras planas, ar ne, kur su komunikacija dabar intensyviai dirba Tauragėje. Tie patys Studo, kurie visai neseniai ir nacionalinėje spaudoje buvo, jie irgi yra mūsų bendruomenė, tai drąsiai sakau, kad visi tie, kuriuos jūs matote, sutinkate kasdieną, tai galite iš karto klausti, o ką veikia Spiečiuje, nes tikrai ras atsakymą, ką čia daro. Tavo jurisdikcijoje yra ne tik tai Tauragės padalinys, bet ir visos Lietuvos, ne? Kaip tiksliai tavo pareigos yra? Oi, čia yra liežuvio mankšta. Inovacijų agentūros regioninės verslo transformacijos skyriaus vadovės. Taip. Tai kodiniai žodžiai turbūt yra regionai, ar ne? Tai kaip ir sakai, agentūroje dirbu būtent su įvairiais Lietuvos regionais, miestais, ar ne, ir būtent tenai verslumo skatinimu. Ir tas kitas kodinis žodis transformacija. Tai ką ir siekiame padaryti, tai regiono verslininkų, tų pradedančių verslininkų pirmiausia keisti mąstymą. Kas tai yra verslas, kas tai yra tvari verslo idėja ir apskritai ieškoti tų galimybėmis grįstų verslo idėjų. Tai yra, kad kurti verslą ar sprendimą ne iš būtinybės išgyventi, bet atrasti rinkoje nišą, poreikį, problemą ir sukurti tam sprendimą. Tai tą ir darau Lietuvoje. Labai faina. Tavo veikla, nebijoju, kad sutinki daug kūrybiškų, gražių žmonių. Kadangi projektas 518 yra apie Tauragę, apie tauragiškius, tai negaliu nepaklausti, galbūt mes turime kažką tokio, dėl ko išsiskiriame iš visos Lietuvos Spiečių. Aš tikrai noriu išskirti, dėl ne veltui ir pasakiau pradžioje, ar ne, kad Spiečius yra ta bendrystė, tai mes turime tikrai tą tokią atvirą komunikaciją ir labai noriai einam į partnerystės, tikrai noriai dalinamės, ar ne, ir savo paslaugom, ir žiniom, ir kontaktais. Turbūt tikrai tuo išsiskiria Tauragės Spiečius, nes mes čia po vienu stogu turime jau gimusių naujų įmonių, kurios gimė iš tos susitikimo Spiečiuje, bendrų idėjų pasidalymo ir tada bendrų projektų vystymų. Tai šitas, manau, kad labai ryškiai išsiskiria. Ar pačios verslo idėjos išsiskiria? Šiaip lyginant visus regionus, kiekvienas jų turi ten specifiškumą kažkokį. Vienur tikrai daug yra desertinių, kavinių ir tos maisto srities, kai kur jau einam į, tarkim, Panevėžys išsiskirs, tikrai ten turi saulės kolektorių ir visokių saulės energiją ar nesusijusių verslo idėjų, taip pat inžinerinių kitokių sprendimų. Pas mus daugiausia gal vyrauja paslaugų verslas, bet sakau, tas turbūt ir yra, tai rodo, kad mes esam komunikabilus, norime eiti į partnerystę, gebam gerai parduoti ir prisitraukti klientus. Tai čia turbūt Tauragė dabar toks bruožas. Mes su tavim kalbėjom apie tai, kad prieš 30 metų verslas buvo kitoks, ne? Pigiau nupirkai, brangiau pardavėjai ir visa logika tame ir susidėdavo. Šiandien kiekvienas verslas turi nueiti iš tikrųjų labai ilgą kelią. Prieš kuriant verslą reikia pasidaryti daug namų darbų verslui. Paskui reikia verslininkui sužinoti ir išmanyti labai daug dedamųjų, ne? Ir marketingas, ir prekių kokybė, ir elektroninė prekyba, ir komunikacija, ir visi kiti dalykai, be ko šiandieninis verslas jis negali egzistuoti.
kaip žmogui atėjusiam čia į Spiečių, ne, nu, vat, jūs duodat tuos pamatus, jūs suvedat su reikiamai žmonėm, tas energija tokia gaunasi, bet kaip jam dar palengvinti šitą verslo pradžią, kad tas startas tikrai būtų sėkmingas? Žinai, iš karto užsikabinau už pirmosios minties, kad apie tos prieš 20-30 metų darančius verslą. Tai pabandykime įsivaizduoti, kalbos užsienio mokėjimas, nu, tikrai buvo retas dalykas, informacijos apie tai, kaip vystyti verslą arba pagalbas kažkokios, tu niekur negalėjai rasti, tai realiai tu galėjai pasikliauti tik tai savimi, arba jeigu turėjai kokį bičiulį ar ne verslę, tu su juo galbūt pasikonsultuoti. Ir tu tokie, ėjai kaip tikrai į karo lauką ir bandėjai ir tikrai įsivaizduoju tuos verslininkus, kad jie daug iššūkių, daug nesėkmių patyrė, susirinko to daug gudų ar ne ir įgavo tą savo praktiką, stuburą. Tai šiandien dieną iš tos perspektyvos tai verslą daryti yra 1000 kartų lengviau, nes tu gali, nežinau, gauti informaciją apie bet kurią pasaulio šalį, net ir kontaktą ir tiesiogiai pabendrauti, tu gali gauti pagalbą čia Lietuvoje, tai yra tikrai konsultantai, įstaigos ar ne, kurios dirba su verslumu. Tas pats Spiečius, jisai tave gali vesti tuo keliu, net paėmęs už rankos labai tiksliai detaliai tam, kad tu pasiektum versle tuos tikslus. Tai iš tos pusės atrodo, kad tikrai gerokai lengviau yra daryti. Tačiau, rinkoje ar ne, tų sprendimų, verslo idėjų labai yra daug. Ir čia jau yra tas iššūkis, kaip ar ne atrasti tą savo išskirtinumą, kaip atrasti rinkoje nišą, čia reikia padirbėti, čia jau reikia galvoti. Ir tai turbūt lyginant ar prieš 30 metų ar dabar, verslą nėra lengva daryti, tik tai dabar reikalingos kiek kitokios savybės, ar ne? Negali sustoti, augti, kalba ne apie verslą, bet jau labiau kaip apie verslininką, ar ne? Turi nuolatos domėtis tendencijomis, domėti, kur juda rinka, kur juda pasaulis, tam, kad būtum žingsnį priekį. Labai faini tavo atsakymai ir ko gero pabaigai norėčiau paklausti, vis tiek atsitinka tokių dalykų ir pagal statistiką, kad ne visiems pasiseka, kaip rasti jėgų toliau tęsti savo veiklą arba kitokią jau veiklą. Žinai, man lengva galbūt būtų pasakyti, nežiūrint iš šono, tai aš ir pati stengiuosi tos minties laikytis, kad kiekviena nesėkmė, kiekvienas iššūkis tai yra galimybė. Galimybė atrasti ar ne kitą veikimo būdą, kitą kanalą, jeigu kalbam apie verslą, galbūt pardavimą arba iš vis kitą verslo idėją. Tai va čia ir priimti kaip galimybės. Kitas dalykas, tai bet kokia nesėkmė ar patirtas iššūkis, jisai tave labai stiprina. Tau atneša neįkainojamą patirtį. Ir atgal pasižiūrėjus į savo nesėkmės, tu jau kalbi su tokiu užtikrintumu, net negaliu sakyti pasididžiavimu, bet tvirtumu. Tu kitam jau gali patarti ar ne ko nedaryti. Tai ir pats savo jau tu žinai kelis žingsnius į priekį, vien dėl to, kad turėjai praeityje nesėkmės. Tai kur atrasti tos stiprybės, kiekvienas turbūt skirtingai, bet tu paminėjai garsius ar ne jau žmonės, kurie tų nesėkmių patyrė, tai turbūt vienas iš tų variantų, tai ir pasidomėti, ar ne, pasidomėti, kiek tie šiandien dienai sėkmingi žmonės, kurie galbūt mums yra autoritetas ar nežiūrit, visgi kokį kelią nuėjo iki tos sėkmės. Ir aš esu įsitikinusi, kad sėkmė neateina tiesiog nenukrenta iš niekur. Visa tai, ką mes matome kaip sėkmingą žmogų, kaip sėkmingą verslininką, tai yra juodo kruvino darbo pasiekmė. Ir va čia turbūt tai reikia savo pasakyti, kuo daugiau nesėkmių, iššūkių, tuo daugiau tu turėsi savo bagaže patirties, kuri ateityje gali tau tikrai atnešti tą siekiamą norimą rezultatą. Ir paskutinis tavo palinkėjimas, ne tik Spiečiaus, bet ir visai verslo bendruomeniai. Nebijoti, eksperimentuoti, ryžtis daryti gal kitiems iš šono ir atrodančius keisčiausius dalykus. Svarbiausia tikėti, kad degtų tos akis ir tikrai atrasti save visame tame kelyje. Tai eksperimentuokime. Ačiū labai, buvo faina, smagu apsilankyti, gražus tavo atsakymai. Linkim tikrai sėkmės visiems spiečiukam, visam verslui ir judame su projektu 518 tolyn. Ir tau? Ačiū. Sėkmės.